vakaras, aš esu Laimutis iš Kuršėnų, po kol kas aš dar studentas. Išvažiavau mokintis iš Kuršėnų į Kauno technologijos universitetą biznio ekonomikos. Kaip tik čia rugsėjo 1 su tėvais atsisveikinau su mama. Mama pridėjo viską man įtašęs, bulių, lašinių, cibulių, kai sakant, kad badu nenumirčiau. Pinigų įdėjo į piniginę. Tėtis dar prieš išvažiuojant su kumščiu pagrumena, saka, žiūrėk man, sūnau, visko bus tenai ir mergų, visko, bet kol mokysies, kad man vaikų neprisidarytų. Ir tik greit nuvažiavau į Kauną, tik tai greitai atsidariau piniginę, o ten, oba, 1000 litų įdėjo. Kaip gerai galvoju, galėsiu dabar pagerti viską ir nieks manęs nekontroliuos. Tėvų tai nėra šalia. Ir atsiminęs tėtės žodžius greitai nubėgau, nusipirkau kandonų, nes galvoju, visko čia bus, mergų, visko, kad tik neprisiblūdyti. Ir vakare jau susirinkom, draugų būrelis, jau studentėlių, jauninėliai, sakom, varom į barą, alu čia pagerti. Ir greitai nuvarėm į barą, o ten geriam naminę, alų ir degtinę. Ir vieną dieną naminę, kitą dieną degtinę, kitą dieną alų. Ir taip visas dienas pavarėm. Ir čia kaip tik dar savaitgalį į šokius nuvarėm ten į Pakratuškės, visko, draleliuškų nusipirkom, šviesenkės, smagu, mergų dar sutikom, mergom ten pripirkom gerti, visko, su mergom pasėdėjom, pagėrėm, pagirdėm jas, ir šiandien jau rugsėjo 14. Atsikėliau, o taip aplinkui viskas tuščia, nieka nėra, aš dar net nei vienoj paskaitoj nebuvau, o kažkaip jau smirdži viskas, ir koinės, ir apatinis trikotažas, ir valgyt nieka nebėra, musės aplinkui tik skraida, sakau, atsidariau piniginę, o ten, oba, nėra pinigų, nebėra pinigų, ką daryti, labai įsigandau, galvoju, greitai reik mamai skambinti, ir greitai tik paskambinau mamai, ir mano pirmi žodžiai buvo, mama, aš smirdžiu, ir aplinkui musių daug, mama, ką daryti, jis sako, o tu, sūnau, ar maudais, ar prausies, ar koinės, plaunės, kokias koinės, mama, aš koinių niekada nesiplaudau, aš koinės tik apsimaudau. Saka, taip, tu tik apsimaudai, nes aš išplaudau, bet dabar tu pats turi išsiplauti. Kaip suprasti išsiplauti, kodėl man nieks nesakė apie tas koinės, ką reikės plauti, ką aš čia koinių atvažiavau plauti ar mokytis, tai aš būčiau geriau čia nevažiavęs. Sakau, mama, aš net valgyt nebeturiu ko, ir girdžiu, kai tėtis kažką pasakė. Sakau, mamai, ką tėtis ten pasakė? Saka, mama, nesakysiu, saka ten. Sakau, kaip nesakysi, pasakyk, ką sakė, saka, klausia, ar kandonų turi. Sakau, turiu, kaip tik turiu kandonų, o prie ko tie kandonai, ką norėjo tėtis apie kandonus pasakyti, turiu, aš juos kaip tik. Saka, nesakysiu, ką jis norėjo pasakyti. Girdžiu dar kažką tėtis suriaumoja. Sakau, pasakyk, ką sakė tėtis. Pasakyk būtinai, gal man lengviau paliks. Saka, tėtis sakė, tai kandonus. Kramtyk, ne taip alkis, jiems numalšinsi alkį. Kaip suprasti, kandonus kramtyti. Kaip jis taip tyčiojas iš manęs. Ir dar kažką išgirdau, kaip sušuka, kad tu kramtyk, jei turi dar kokius pilnus, tai iškramtyk vidų iščiulp, o patį kandoną įspjauk taip, kaip kad vėdarus namuose valgydavai, iškramtydavai, žarnas įspjaudavai. Kaip suprasti, kandonus kaip vėdarus valgyti? Padėjau greit ragelį, ką jis tyčiojas iš manęs, iš mandras ten namuose sėdint. Aš atsimenu, kai mama išvažiuodavo kur nors, tai pat smirdėdavo namuose, aš nesuprasdavau dėl ko, o jis matomai taip pat koinių nesugebėdavo išsiplauti pats. O dabar mandras ten šneka kandonus, valgia kaip vėdarus. Kaip suprasti, ką daryti, ką daryti? Gal reikia rimtai pabandyti kandonus pakramtyti. Gal tikrai valgyti nenorėsiu. Bet ką ten pakramtysi, jeigu jie tušti? Reikia pirmą ką nors papildyti. Reikia pabandyti papildyti.
kandonus, paskui tik kramtyt. Einu daryt vėdarą iš kandonų.